Sveiki bičiuliai, šiandien susitinkam neįprastom aplinkybėm, be meškerių, be žvejybinio aprangų ir kostiumai šiek tiek kitokie. Artėja naujas žvejybos sezonas, ledai jau kaip ir pasitraukė, jau vanduo šiltėja, toj prasidės lydekos. Daug kas jau žvejoja ešerius ir įsivaizduoja, jau bando plaukti ir ieškoti. Kartais sėkmingai, kartais ne, bet prieš pagrindinį sezoną daugam skauda galva dėl technikos. Vienokia ir kitokia ją turint, mažesnė ar didesnė, vis tiek reikalingi tam tikri pasiruošimo darbai, kad būtų galima ramiai atplaukiot, ramiai atžvejoti, be jokių techninių griuvimų ir linksmai leisti laiką, kada jūsų neriboja technika arba jos nesklandumai negadina nuotaikos, nes savaitgalių dauguma mūsų laiką leidžiam savaitgaliais. Savaitgalį dienų yra mažiau negu darbo dienų, o ne savaitė, dėl to tą laiką vertinam šiek tiek kitaip. Ir tikriausiai daugam yra tekę dėl įvairių techninių nesklandumų, kada negalit išplaukti arba sugenda variklis, sugenda akumuliatorius ar išsikrauna akumuliatorius plaukiant su elektriniu varikliu ir panašių bėdų ir kada jau praktiškai visa žvejyba sugadinta. Kad ir lieka alternatyvos irklai ir panašiai, tačiau vis tiek tas galvos skausmas, kas nutiko, kas ne taip, kas blogai, kada neleidžia pilnavertiškai mėgautis, vadinkim, žvejybą, tada, kada su visa turima įranga, tada automatiškai pasidaro truputuką nemalonu. Ir kad tų visų dalykų išvengti, reikalinga paruošti tam tikrus darbus, padaryti, kad tą valtį paruošti darbam, paruošti tai darbiniai žvejybai ir kad jin keltų kuo mažiau problemų. Iš tikrųjų visi varikliai, benzininiai varikliai, jie turi kelis esminius komponentus, apie kuriuos šiandien mes ir pakalbėsim, kurie reikalauja tam tikro paruošimo. Tai aišku yra pati variklio širdis, tai yra benzininis variklis. Su dvitakčiais gal šituo atveju šiek tiek yra paprasčiau, nes dvitakčiai varikliai jie neturi vidaus tepimo ir visą tepimą gauna su benzinu, dėl to ten jokių tepalų keisti nereikia. Juos tik tais reikia profilaktiškai laikas nuo laiko užvesti, kad neužsistovėtų benzinas karburatoriuje ir panašiai. Su keturtakčiu viskas šiek tiek sudėtingiau. Viskas kur kas komplikuotiškiau, nes realiai čia turit mašiną, kaip savo automobilį, kuris reikalauja pilno aptarnavimo, kas reikalinga automobilio varikliui. Tai yra tepalai, filtrai, tepalų keitimai, filtrai keitimai. Ir žinoma, laikas nuo laiko priklausomai nuo išdirbtų valandų priklauso ir pasikeis žvakės. Tai visus dalykus pakalbėsim. Antra dalis tai yra, vadinkim, hidraulika. Hidraulikoje turim reduktorių. Reduktoriui taip pat yra tepalai, jie irgi yra keičiami, automatiškai besidėvint, bet dylant vidinėm mechaniniam dalim, susikopia tam tikrų dalių, patys tepalai pasensta. Vienaip arba kitaip patenka nedidelis kiekis vandens, kuris gadina tepalo savybės ir jas būtina atstatyti su naujais tepalais. Ir tą periodiškai vėl reikėtų daryti pagal valandų kiekį, kiek jisai yra išplaukęs, pasižiūrėjus techninėme pase ir gamintojo rekomendacijose, bet vėl, kada dirbam, plaukiam su, vadinkim, nenauja technika, automatiškai tas reikalauja šiek tiek atidesnės priežiūros ir tos tepalus pasikeis laikas nuo laikas. Mano rekomendacija yra, kad tai daryti kas sezoną. Nėra tos kainos brangios, jeigu keičiat patys, tai tikrai nėra brangu nusipirkti tos tepaliukus, pasikeisti, ramiai atplaukti ir žinoti, kad jūsų technika yra viskas, su jie viskas tvarkoja, viskas gerai. Su žvakėm varikliai galima šiek tiek, vadinkim taip, ir praleisti keletą tų keitimų kartu su tepalais, bet laikas nuo laiko vėl reikia pasikeisti, nes vėl tai yra mūsų technikos širdis, kuri turi būti tam tikrų periodiškumu patikrinama. Ir tas, kas dyla, kas susidėvi ir kas privalo būti keičiama, turi būti pakeičiama. Tai pradėkime nuo kojos, ne? Mūsų hidraulika, mūsų koja. Kojos mechanizmas iš tikrųjų nėra sudėtingas, yra keletas guolių, keli guoliai, netgi ne keletas, keli guoliai, keli dantračiai, kur reversas būtent perjunginėje, kurį dantratę sukti, tą gaunam sukimą į vieną arba į kitą pusę. Kaip ir viskas atrodytų paprasta, bet tai keli sandarikliai nepaprastai svarbią rolę žaidžia mūsų, vadinkim, tos kojos eksploatacijai, nes sandarikliukai, riebokšliukai, jie gali praleisti vandenį į tepalą ir automatiškai sugadinti tenai esančius guolius, dantratį ir kojas tiesiog beplaukiant gali užstrigti, sulūžti, skilt
ir automatiškai turėsi daug problemų. Koja iš tikrųjų nemenkai kainuoja, jeigu žiūrint naujas dalis, sudėvėtam vėl sudėtinga, jeigu randi pasiseka gerai, jeigu nerandi vėl problemų, kol tu randi. O senam varikliui nuo naują koją dažniausiai net neapsimoka pirkti. Ta variklį, jeigu įmanoma parsiduoti ant dalių, o toliau ieškoti kitą variklį. Tai va tokia situacija gaunas. Dabar su keitimais dauguma mūsų visą laiką galvojam apie servisą. Aš pats irgi nuoširdžiai galvoju, kad profesionalus servisas ne namuose darimas garaže yra daug geriau, bet viskas priklauso nuo kainos. Kaip mano pavyzdžiui, aš ilgai ieškojau servisų, kas galėtų tos darbus padaryti. Automobilių servisai to neužsiima. Valčių specializuotų servisų nėra jų daug ir jie dažniausiai sukoncentruoti didžiuosiuose miestuose, tai pagrindė Klaipėda, Vilnius, Kaune dar yra šiek tiek, Šiauliuose kažkas yra, bet vėl automatiškai ieškok, vark. Antras dalykas pasitikėjimas servisu, tai yra daug niuansų, o kas manau yra nepaprastai svarbu, tai yra kaina. Dabar tarkim atlikti profesionalų aptarnavimą man iš Šiaulių, varyti šitą visą agregatą į Vilnių, kad jam pakeistų tepalus, paskui prasivaryti atgal, atsistos man keli šimtai eurų, su darbais, su tepalais, su kuru ir su mano sugaištu laiku kelyje. Kada įranga yra ne pirmo jaunumo ir jinai automatiškai yra pakankamai pigi, tada pradedame svarstyti, kas verta. Vienareikšmiškai, turint naują variklį, rekomenduoju oficialų gamintojo servisą. Nerekomenduoju, iš tikrųjų taip turėtų būti daroma ir ten prisiema atsakomybė, vyrai žino, ką reikia padaryti. O kada mes turim seną techniką, tada reikia skaičiuoti. Jeigu turim atliekamų pinigų ir galime skirti profesionaliam servisui, kodėl ne, o jeigu ne, automatiškai prisimant tam tikras rizikas ir turint tam tikrų techninių žinių, galima tos dalykus pasidaryti namuose. Ne raketų mokslas, čia nieko sudėtingo nėra, bet tam tikrus niuansus reikėtų žinoti. Na ką, pradedam nuo kojos tepalų keitimo, manau, tai iš tikrųjų svarbi dalis. Visam techniniam aptarnavimui truputuką mes bijom to. Iš tikrųjų, pirmą kartą, kai aš keičiau kojų tepalas, irgi šiek tiek bijojau, galvojau, kad reikalinga speciali technika, speciali įranga, kuri padėtų tos dalykus pasidaryti, bet toli gražu taip nėra, pakankamai viskas paprasta ir esminiai keli momentai, kuriuos reikėtų žinoti. Reikėtų žinoti, kad jeigu perkam didesnį tūrį tepalų, reikėtų pasirūpinti įrangą, kuris sugebėtų tepalus iš apačios į viršų užpumpuoti, nes automatiškai kojų tepalai, viena iš pagrindinių taisyklių, kad yra supilami iš apačios į viršų, kad neliktų oro burbulų ir pasiektumėm reikalingą alyvos lygį. Ir kitas svarbus momentas, ką reiktų tai žinoti, kad jeigu netyčia yra susidėvėjusios tarpinės pavaršteliais, tada turėsit šiek tiek bėdų, kol jas rasit, atstatysit. Gamintojas dažniausiai rekomenduoja jas keisti. Kiekvieną kartą, kada keičia tepalų, aš jos parodysiu, kaip jos atrodo. Ir jeigu neturit ir žinot, kokios turėtų būti, netgi komplektą užsisakyti iš karto. Tai šituo atveju mes turim 3 pagrindinius, vadinkim, įėjimus į koją, kurie yra saugoti varžteliais, uždaryti varžteliais. Tai mes turim tepalo lygio, vadinkim, angą, išleidimo angą tepalui ir plovimo wash angą. Wash anga, jinai nieko bendro neturi su tepalu, jinai yra skirta išplauti filtrą, taip pat išplauti visą angą, kuri reikalinga vandeniui pratekėti aušinimui, nes čia yra viduje vandens pompa ir būtent, kad išplauti vandens pompą, išplauti visą šitą dalį, kada, tarkim, siurblį plaukiant kažkur užsineša kažko, tai visai gera vieta, tiesiog padavus slėgį pro čia galima viską prasiplauti sistemėlę. Ir tarp kitko irgi yra rekomendacijų, kad tą laikas nuo laiko pasidaryti, kad pašalinti nešvarumus ir užtikrinti gerą vandens tekėjimą į variklį, kas irgi yra, manau, pakankamai svarbu varikliui. Tai va, tai tepalų išleisti didelių dalykų nereikia, koja turi būti vertikalioje padėtyje, negalima guldyti arba kitaip jos, vadinkim, kitaip pakreipti, tai dažniausiai jinai turi būti toje darbinėje padėtyje, kurioje yra. Ir atsukome pirmą, tiesa, reikės didelio atsuktuvo, dažniausiai didelio atsuktuvo uždaryti yra. Išsukam pirmąjį apžiūros varžtą. Dėl ko tai darom? Darom dėl to, kad tepalų išbėgiant reikalingas tam tikras oro pritekėjimas į tepalinę kamerą. Dėl to būtina atsukti viršų, kad tepalas galėtų lengviau išbėgti. Dabar parodysiu truputėlį tą tarpinėlę, kaip jinai atrodo. Ta tarpinėlė, jinai yra šitokia, pas mane šito atveju yra plastikinė. Kartais būna jos varinės, ypač senesniam varikliam. Tai
būtent jos keitimui taip pat yra reikalinga turėti būtent pamainą šitai tarpiniai. Tuoj minutę pasimsiu, gal pasivalyti rankas. Tai vas, viršutinę angą atsukam, atsukam apatinę angą. Visą laiką pasaugom, čia šiek tiek yra komplikuota, nes kada tepalas išbėginėja, kad netyčia neįmestumėt varžtelio, paskui turėsit bjaurų reikalą jį išsitraukti. Išleidinėjam tepalą, jis pakankamai tirštas kojoje, jisai daugiau mažiau visada būna tirštas, netgi jeigu yra galimybė palaikyti valtį šiltai prieš keičiant tepalus, ar variklį šiltai prieš keičiant tepalus. Ta visada rekomenduočiau pasidaryti, nes tada kur kas greičiau visi tepalai išbėga laukų ir nėra didesnių bėdų. Man dar ta pavalės tarpinėlė, varsiu kaip jinai atrodo, vat jinai yra va šitokia, nežinau kaip šitą fokusą pagauti, vat jinai yra tokia pakankamai nedidelė, pas mane atveju plastikinė tarpinėlė, jos pagrindinė užduotis yra, kol tepalai bėga papasakosiu, pagrindinė užduotis yra varžtui padaryti sandarinimą, nes srėgis pats savaime yra šiek tiek laidus tepalui, padaryti sandarinimą, kad tepalas neišbėgtų lauk ir vanduo nepakliūtų į vidų. Pas mane tepalai, kaip matote, nėra emulsija, jie yra pasidėvėję gerokai. Aš praeitą sezoną pačioj pradžioje susipyliau, bet jau matos stiprus darbo, vadinkim, požymiai. Dar vieną svarbų momentą, kada jau tikrai reikia žiūrėti ir labai stipriai atkreipti dėmesį į tolimesnį, vadinkim, variklio remontą, jeigu iš kojos leidžiant tepalai yra balšvos spalvos, tokie kaip pienas panašus arba balsgani, ne juodi, ne kažkokie rudi ar neskaidrus, kaip kad nori natūralūs nauji tepalai. Tokiu atveju turit problemų, nes vanduo pateko į vidų. Vanduo kartu su tepalu besimaišydamas, dantračiai dirbdami maišo tą tepalą, jie pagamina emulsiją, ta emulsija yra baltos spalvos ir tai reiškia, kad į variklį, tiksliau variklio koją pakliūna vanduo ir tas vanduo pradeda gadinti. Vanduo yra kenksmingas toj vietoje, kenksmingas ne tik tai dantračiam, bet kenksmingas labai kenksmingas yra guoliam. Ir guoliai artimo laiku bus sugadinti ir dėl to jau tada turite imtis tam tikros priežiūros. Geriausia būtų pasikeisti guolius ir pasikeisti sandariklius. Sandarikliai gali būti tie vadinami riebokšliai ar mechaniniai sandarikliai, priklausoma dažniausiai, tai yra paprasti guminiai riebokšliai, kurie yra dedami kojos gale ir automatiškai kojos viršutinėje dalyje, kur išeina kardanas jau būtent į variklį sukti. Tai va, palaukiam, kol tepalai išbėgs. Praktiškai jau baigės ir tuoj galėsim užpildyti tepalus. Tepalai visi kaip ir išvarvėjo, tepalų kojoje nebeturim. Jie visi talpoje, galim pradėti užpildyti. Dabar kalbant apie variklio tepalus, iš tikrųjų aš netgi rekomenduočiau visą laiką pirkti nedidelį kiekį tepalų, jie čia supakuoti yra, toj pasakysiu po kiek, po 250 ml. Jeigu gerai pamenu, pas mane kojoje telpa 450, tai yra šiek tiek mažiau negu per abu šituos mūsų indus, dėl to bus galima jais drąsiai užpildyti visą pilną koją ir tepalų pakaks. Dėl ko siūlau pirkti nedidelę tarą? Dėl to, kad praktiškai visos nedidelės taros turi specialų anglį, kuris, vadinkim, tas specialumas jo tas, kad galima jį lengvai pastatyti į išleidimo varžtelio ertmę ir spaudžiant upelę per ją užpildyti tepalai į koją iš apačios į viršų. Kaip minėjau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Turint dvi tubeles, atliekant šitos darbus, galima nesudėtingai tai pasidaryti. Aš rekomenduoju ir naudoju jako tepalus, aišku, kiekvienam pagal savo skonį, kas kokius nori, kas kokius sugalvoju. Svarbu tai, kad jie būtų skirti valtį, nes automatiškai šitie tepalai, kurie yra skirti valčių varikliam, jie yra draugiški aplinkai, jie patekia į vandenį, į vandens telkinius, nesukels jokios žalos, kaip tepalai tam nepritaikyti. Jie yra lengvai yrantis gamtoj. Tai vienas iš tokių svarbių dalykų. Nusipjaunam viršutinę dalį, kad tepalus būtų lengva užpilt. Tada iš apačios per apžiūros tepalo išleidimo angą įspaudžiam ir supučiam tepalus į kojos vidų. Pakankamai viskas paprasta, žinoma, užtrunka šiek tiek laiko, tepalai nėra skysti, dėl to reikia šiek tiek padirbėti. Tai va, supildome tepalus spausdami tubelę ir
ir su ta tubele automatiškai ją spaudžiant visi tepalai pakliūna į koją. Iš karto pasiruošiu antrą. Mažiau prisilaistyti tepalų. Iš karto spaudžiam antrą ir toliau tęsiam procesą. Ir iš karto sukinėjam varžtelį. Kad kuo mažiau tepalų išbėgtų. Svarbu tepalus pildyti iki tol, kol jie pasirodys viršutinėje apžiūros aklėje. Mūsų darbai su kojos tepalų keitimu pabaigti. Paprasta, nesudėtinga, šiek tiek murzina, bet pasidaryti lengvai galima.